Šiauliuose sėkmingai atlikti šviesoforų sistemos modernizavimo darbai pramonės metalistų gatvių sankryžoje. Čia įrengti modernūs adaptyvūs šviesoforai, leidžiantis efektyviau reguliuoti transporto srautus ir užtikrinantis didesnį visų eismo dalyvių saugumą. Mes stovime prie pramonės metalistų gatvių sankryžos ir būtent šios šviesoforinės sankryžos modernizacija žymi paskutinį visos pramonės gatvės modernizacijos etapą. Kuo labai norėtumėm pasidžiaugti ir padėkoti Šiaulių miesto savivaldybei, jos vadovam, kad mieste įmamas modernizuoti, tvarkyti iš esmės daug sankryžų, daug gatvių ir tuo būdu yra sutvarkoma ir eismo saugumą įtakojantys sprendiniai, sutvarko įtakojant geresnį transporto priemonių eismą, pėsčiųjų saugumą ir dviratininkų. Vienas iš svarbiausių pokyčių yra tai, kad įrengti apsaugoti kairieji posūkiai, ženkliai sumažinantys eismo įvykių riziką. Taip pat pakoreguotos eismo juostos ir jų kryptis, siekiant aiškesnio eismo organizavimo ir efektyvesnio esamos infrastruktūros išnaudojimo. Mūsų specialistai jie gali stebėti realiu laiku ir koreguoti laikus įvykus eismo įvykiams, kitoms eismo spūstims ar įvykiams. Matome, koks yra intensyvus eismas šioje sankryžoje. Šioje sankryžoje turime apsaugotus kairiuosius posūkius. Prieš tai buvusioje sankryžoje buvo tikrai labai sudėtinga sukti į kairę dėl didelių srautų pramonės gatvėje. Tuo pačiu dabar girdime ar ne, turime įrengtus garso signalus neįgaliesiems, konkrečiai akliesiems, kryptinį apšvietimą. Dviratininkai taip pat gali saugiai kirsti šią sankryžą. Sankryžoje didelis dėmesys skirtas pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui. Ant šviesoforo atramų įrengtas kryptinis apšvietimas, sumontuoti žalio signalų iškvietimo mygtukai, kurie tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams leidžia saugiai judėti per gatvę. Perėjoje įrengti laikmačiai rodantis, kiek liko laukti iki žalio šviesoforo signalo, bei kiek laiko skirta pereiti gatvę. Toks sprendimas padeda pėstiesiems geriau planuoti savo judėjimą ir didina bendrą eismo saugumą. Šioje gatvėje dar toliau, jeigu mes paeisime, pamatysime įrengtą naują pėsčiųjų šviesoforą ties reabilitacijos centru, kas tikrai užtikrina prie autobusų stotelės saugų gyventojų patekimą į reabilitacijos centrą ir kitas įmonės, kurių tikrai yra daug šioje gatvėje. Tuo pačiu kitoje pusėje mes matome dviračių taką. Šis dviračių takas ne tik įrengtas patogiai, naujas, tačiau ir tamsių paros metu yra apšviestas. Na, yra dar viena naujovė. Šiame take, tako pradžioje, yra įrengta dviračių skaičiuoklė, kada mes realiu laiku galime matyti, kiek daug dviratininkai būtent naudojasi šiuo taku. Nuo šiol visoje pramonės gatvėje veikia adaptyvūs šviesoforai, kurie prisitaiko prie kintančių transporto srautų bei pagerina pralaidumą ir saugumą. Pramonės gatvės modernizacija, jos sankryžų modernizacija žymi ne tik technologinį žingsnį į priekį, tačiau ir istorinį žingsnį. Galbūt simboliška, tačiau būtent šioje gatvėje buvo įrengtas pirmas modernus adaptyvus šviesoforas, tai yra pramonės išradėjų gatvių sankryžoje. Na, o bendrai žiūrint, tai tikrai šios gatvės sankryžos savo šviesoforų naujumu, technologijų naujumu tikrai nenusileidžia pažangiame pasaulyje, vakarų Europoje įrengtams šviesoforiniams sankryžoms. Taigi, kviečiu gyventojus tikrai jausti šioje gatvėje saugiai ir džiaugtis šio technologiniu progresu. Atlikti darbai yra paskutinis etapas visos pramonės gatvės modernizacijos projekte. Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje surengtoje bendruomenės ir seniūnijos šventėje iškilmingai atidarytas Bubių tvenkinio pantoninis lieptas. Tai Šiaulių rajono savivaldybės vykdomo dalyvaujamojo biudžeto projekto vandens kelias finansuota priemonė, kurios reikalingumą sprendė patys Bubių bendruomenės nariai. Lieptas dar bus ilginamas, bet jau dabar galima jį išbandyti, pasigėrėti. Bubių seniūnaitija, Bubių bendruomenės aktyvas sukvietėme Bubiškius, Bubių seniūnijos gyventojus ir svečius rugpjūčio 1 dieną, penktadienį, į simbolišką pontoninio tilto atidarymą. Vyko bendruomeniniai projektai dalyvaujamojo biudžeto ir Bubių bendruomeniai pavyko pateikus, tai yra Bubių seniūnaitijai pateikus projektą, pavyko vieną iš 3 projektų savivaldybėje laimėti, tai yra vadinamasis vandens kelias ir Bubiuose štai atsiveria
dar nepabaigtas, bet jau pradėtas statyti pontoninis tiltas. Tai džiugi žinia, juolab, kad tai sutapo su savivaldybės numatytom investicijom, nes vienas iš prioritetų yra turizmas ir džiugu, kad 2024-2025 metais buvo atsižvelgta į prastą būklę Bubių, Pageluvio paplūdimių ir tiek seniūnijai šiems skirtų asignavimų, tiek savivaldybė prisidėjo skirdama lėšų, kad Pageluvėje atsirastų naujos persirengimo kabinos, gultai, suolai bei LED saulės maitinamom baterijom apšvietimas. Taip pat Bubiuose mes irgi matom, kad atsirado gultai, atnaujintos kabinos. Praeitais metais tvarkėme šiek tiek lietaus vandens nuvedimo problemas paplūdimy ir šiais metais įrengėme smėlio aikštelę, kuom džiaugiasi vaikai, bubiškiai ir visi svečiai. Pontoninio liepto nebūtų, jeigu savo indėlio nebūtų įnešę Bubių seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičiai. Jau buvo 2 metus planuojamas biudžeto skelbimas ir idėja buvo pirma discgolfo projektas, bet nepavykęs, tai galvoju, ką čia galėtų sudominti bendruomenę. Tai mano apklausus vaikus, apklausus bendruomenę ir vaikai nusprendė, sako, pas mus nėra liepto, nėra tilto. Vau, sakau, tai gerai, dabar prašom. Na ir taip ir pavyko. Tai labai džiaugiuosi už savo bendruomenę, už draugus, kaimynus, seniūnui padėkoti, visi, kas prisidėjo prie šito projekto. Ar tikėjot, kad šitas projektas pavyks? Jo, tikrai tikėjomės, kad jis pavyks ir jis negalėjo nepavykti. Nes labai iš tikrųjų Bubiuose turim jaunimo pakankamai nemažai, o norint, kad jaunimas gerai leistų laiką, iš tikrųjų turim suteikti jam kažkokią sąlygą. Ta prasme, buvo ir projektas, kad ir turėjome turėti sceną. Buvo numatytas toks kaip scena, bet ta prasme, dauguma mūsų bendruomenės narių balsavo už būtent tiltą. Tai taip ir gavosi, kad tas tiltas įvyko. Tai mes džiaugiamės dėl to labai. Ir iš tikrųjų ačiū visiems bendruomenės nariams, taip pat seniūnui, seniūnaičiams. Ir galime tik pasidžiaugti dabar tą, ką turime. O aš noriu pasidžiaugti, kad yra pas jumis viešumas. Galima balsuoti, paprasčiausiai žmonės nusprendžia. Taip, ir, kaip sakant, Gitana šiek tiek paspaudė, teko pavaikščioti per kaimynus, įdarbinti vaikus pilnamečius, kad subalsuotų. Nes kaip minėjo, kad jiems traukos objektų reikia ir jie dabar labai laukia šito liepto atidarimo. Šventėje dalyvaujančius vaikus ir jaunimėlį paklausėme, ko dar reiktų. Net nežinau. Švarių ir tvarkingų tualetų. Sutinku. Sutinkam su šituo tikrai. Šiaip jo. 100%. Šventės gausius dalyvius linksmino Bazilionų ir Kurtuvėnų muzikantai, Šiaulių Atžalyno sporto mokykla pristatė irklenčių sportą, apie elgesį prie vandens ir apie gelbėjimo atvejus pasakojo ir praktiškai demonstravo Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių skyriaus atstovai. Tai šiandien kviečiam susipažinti būtent su Raudonojo kryžiaus ar ne pagrindinėmis veiklomis yra pasirengimas nelaimėms, tai yra būtent civilinė sauga ar ne, kaip pasirūpinti ar ne savo artimaisiais, susėti išvykimo krepšį, kur galima pasislėpti ar ne, artimiausios priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai, šeimos planas ir aišku pirmoji pagalba, būtent ar nesam prie Bubių tvenkinio, tai būtent ar ne kaip suteikti galbūt pirmąją pagalbą skenduoliui ar ne, kaip atlikti teisingai širdies masažą, kaip atlikti ar ne heimliko manevrą užspringus asmeniui, galbūt ar ne valgant prie paplūdimio ir būtent ar ne krūvavimo stabdymas turniketų ir spaudžiamųjų tvarsčių. Būtent prevenciškai edukuojam žmonės apie galimas kažkokias nelaimės. Viešoji įstaiga Sveikatingumo kalvė kvietė išbandyti meditacijos jėgą. Taip, lieptas tikrai praturtint šitą pakrantę, o taip visą žiemą mes čia vykdom tokias ledinės maudynės, be valios nebus galios. Nuo spalio pradžios iki pat šventų Velykų, 7 mėnesius. Tai tokia šventė sveikatingumo kiekvieną sekmadienį ne tik Bubių gyventojams, bet ir šiauliečiam. Susirenka begalė žmonių, sveikatinamės, mankštinamės, kertam eketes ir maudamės. Nemaža šventės dalyvių eilutė rikiavusi prie didelio katilo, kuriame gardžią sriubą virė Kurtuvėnų medžiotojų būrelio nariai, vadovaujami Bubių seniūnijos seniūno Dainiaus Popovo. Iki vėlumos netilo muzika, vaikų klegesys, o Bubių tvenkinio bangos gaudė kiekvieną saulėlydžio spindulėlį.
Dabar dažnas užsukantis į pliažą prie Giluvos ežero ir Bubių tvenkinio poilsiautojas randa tvarkingą, švarią ir maloniam poilsiui pritaikytą aplinką. Kažkas tai prižiūri, malonu net ir pažiūrėti, kad kažkas tai dar pas mus gali prižiūrėti tokias vietas. Labai šaunu, ir atsigulti, pasideginti ir persirengimo kabinos. Labai. Aš pasakysiu taip, aktyvi bendruomenė, stipri savivalda, tai turbūt vienas iš tikslų mano kaip seniūno yra, kad kuo labiau sutelkti bendruomenę, kad jinai dalyvautų įvairiuose procesuose, dalykuose, rengimuose ir tas susitelkimas tikiuosi, kad ir atneš bendrą naudą tiek mūsų seniūnijos gyventojams, tiek pačiai savivaldybei. Gerbiamas seniūne, turite dar ir problematiškų tokių vietelių, niekaip nesibaigė Bazilionų kapinių praplėtimo darbai. Bazilionų kapinių praplėtimo darbai tikimės, kad pačiu artimiausiu laiku bus pabaigti, nes kovo mėnesį jau yra pasibaigęs rangovo darbų vykdymo terminas, bet vakar buvau susitikęs su rangovo atstovu, aptarėm paskutinius darbus ir tikimės, kad per artimiausią savaitę šitas projektas bus pabaigtas. Ką galvojat kitiem metam? Dėl ateinančių metų tikimės, kad turėsim šiokią tokią plėtrą viešuose erdvėse ir dar vienas mūsų, sakysim, netolimą ateitį laukiantis dalykas, tai bus pastatytos Bubių gyvenvietėje nukreipiančios rodyklės į įvairius objektus, kad turistams ir Bubių svečiams būtų lengviau orientuotis šitose Bubių apylinkėse.